norime prognozuoti ir pasiruošti rytdienai, turime aiškiai žinoti, kas vyko vakar ir suprasti tai, kas vyksta šiandien, čia ir dabar. Mes norime paaiškinti, kad mūsų naujieji draugai iš ES nėra jokie draugai ir tik aklas gali to nematyti. Tačiau masinių dezinformacijos priemonių propaganda, kurią dosniai apmoka esantis valdžioje ir palaiko užsienio draugai kabutėse, mums bando įrodyti priešingai, aiškindami, kad laisva rinka, demokratija, Eurosąjunga, laisvė – tai gėris, už kurį verta kovoti ir prireikus net padėti galvą. O mes sakome, kad nėra jokios laisvės. Tai tik iliuzija, skirta kvaileliams, tikintiems, kad galima būti laisviems ir tuo pačiu turėti kitų užsienio darinių įstatymų viršenybę prieš savus įstatymus. O štai dabar mes matome, kad visų šalių demokratai sėkmingai susivienyje kovoja, puola ir okupuoja kitas, mažiau demokratiškas arba net ir visai nedemokratiškas anot jų šalis, apkaldydami jas visomis įmanomomis nuodėmėmis, bet dažniausiai nusikaltimais prieš žmoniškumą ar demokratiją. Ir suprantama, kad jėga įveda tą demokratiją okupuotose šalyse, nuversdami jų esą nedemokratiškai valdančius vadovus. Prisiminkime Afganistaną, Iraką, Libiją ir atrodo tuoj seksančią Siriją. Na ką čia kalbėti, juk tai akivaizdus suverenių valstybių užpuolimas, prisidengus išgalvotais pretekstais, kad galima būtų kištis į jų vidaus reikalus, pasaulio akyse bent jau kažkiek pateisinant savo elgesį. Dauguma šių šalių eksportuoja naftą. Ar netrodo, kad būtent nafta yra šių šalių okupacijos priežastis? Visų šalių demokratai, vienykitės, nieko neprimena. Paveikslas bendras yra tragiškas. Demokratinių šalių skaičius mažėja akise. Demokratija tirpsta. Iš tikrųjų, pasaulis yra nepaprastai susirūpinęs, kad demokratijoms iškyla pavojus. Ir kiek mes besiglaustume prie tų didžiųjų draugų, mūsų likimas, būnant su jais, nulemtas. Mes tiesiog tapsime eilinę koloniją, nes kaip lygiateisė partneriai nei Lietuva, nei Latvija, nei Estija ar Lenkija nereikalingos. Rinkos dėsnis paprastas ir negailestingas, praryk artimą, kad jis neprarytų tavęs. O kadangi euro šutvė toje rinkoje gerokai seniau nei mūsų šalis, tai ir atitinkamai patirties šioje srityje ir būdų savo tikslams pasiekti jie turi gerokai daugiau. Neaišku kokiu būdu, tačiau mūsų valdžiažmogius privertė sunaikinti mums gyvybiškai svarbias ūkio sritis, net energijos ir pajamų šaltinį, Ignalinos atominė elektrinė, kur tačiau ir dabar nerimsta skandalai, susiję su lėšų grobstymu, planų nevykdymu ir panašiai. Ir čia didžiausias skandalas, į kurį niekas neatkreipia dėmesio, yra tas, kad iki šiol niekas už tai nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Atrodo, lyg viskas, kas susiję su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu, vyksta skaidriai ir tvarkingai. Net jos uždarimo vadovų atlyginimai adekvatus jų nieko nedarimo veikai. Mūsų šalies europarlamentarų Maldeikiu. Jisai pasakė dalyką, kuris mane labai nustebino. Jisai pasakė, kad Lietuvos vyriausybė niekada oficialiai nesikreipė į Europarlamentą dėl Ignalinos darbo atominės
elektrinės darbo pratęsimo. Konkretus prašymas, matot, mes negalim teikti konkretaus prašymo. Pas ekstremalios sąlygos, kurios leistų dar pratęsti Ignalinos atominės elektrinės veikimo laiką. Bet dabartinė valdžia nusprendė nueiti kitų kelių, jie sutiko su to, kad turi būti uždaryta. Nors mano požiūriu, kaip tik dabartinė ekonominė krizė suteikia dar daugiau Lietuvai argumentų, nes mūsų sutartyje prieš stojant į Europos Sąjungą kaip tik yra, kad ekstremalių sąlygų atvejais Lietuva gali tikėtis kažkokių kitokių sprendimų, modifikuoti stabdymą ir panašiai. Iškeliant tą problemą Europos Sąjungos kitų valstybių vadovo, mes prašysime jų rekomendacijų ir bendro reikalo sprendimo. Bet ar prašysit nukelti datą uždarymą? Jokių prašymų šiandieną nebus. Mes pristatysim tik tai, kylančią problemą, kurią mes matome. Kadangi praktiškai kokios jėgainės uždarimas ir Lietuvos, sakyčiau, ekonominio atsigavimo ir tolimesnio kūrimo, neigiami efektai bus dideli. Iš ten parengėme ir reportažą, o jūrai nuotaikos ten, žinok, pačios įvairiausios jau vien todėl, kad daugelis žmonių neteko darbo ir dar beveik 2000 iš jų irgi neteks to darbo. Žmonės tiesiog sako, darbuotojai elektrinės sako, kad tikrai nereikėjo jos uždaryti. Zina, bet vis dėlto nepaisant to elektrinę uždarys, bet joje nepaisant to, kad jinai ir uždaryta teoriškai, joje liks ir darbuotojų, ne vienas ir ne du turbūt. Taip, žinoma, elektrinė dar turės būti saugoma, prižiūrima 25 metus ir ją prižiūrės apie 2000 darbuotojų, kurie patikėk turės ką veikti. Gerokai atsiliekant su panaudoto radioaktyvaus kuro saugyklų statyba, Ignalinos atominės uždarymas gali dar labiau užsitęsti. 2014-2020 ES biudžeto projekte Ignalinos atominės uždarimui ketinama skirti tik trečdalį reikiamos sumos. Lietuvai reikia naujos atominės elektrinės. Tačiau labai svarbu, kokiomis sąlygomis ir kaip mes sugebėsime kažkokių neaiškių siaurų interesų. Ir todėl aš manau, kad sekant dabartinius įvykius, manau, kad tiek žmonėm stebintiems sulaukus įstatymų projektų ir sutarčių projektų tarp. Ir tokiu pačiu būdu naikinamos ar jau sunaikintos kitos mums svarbios ūkio sritys. O kad tauta nesišiauštų, ji liuliuojama ES išmokomis, kurios atseit tiek gėrio Lietuvai duoda. Tad klausimukas būtų toks, kodėl, esant tokiam nedarbui, šiuo metu įvardinta 15,6%. Bet šis skaičius yra gerokai didesnis, nes daugelis žmonių tiesiog pašalinami iš darbo biržos, kad negadintų statistikos. Beje, pašalinami, kaip ir legalių pretekstų, atsisakė siūlomo darbo. O kokius darbus siūlo? Darbai siūlomi už minimalų atlyginimą 670 litų, už kurį net vasarą neįmanoma išgyventi. O tai ką kalbėti apie žiemą, kai bute įjungiamas šildymas? Ar tokį dalyką apskritai galima vadinti darbu? O gal labiau tiktų žodis vergija? Nenori vergauti? Lauk iš darbo biržos ir tuo pačiu pataisomas nedarbo statistika. Ten tokie dalykai vyksta, kad reikalingas atskiras tyrimas. Bet geriausiai tą parodo mūsų tautiečių evakuacija iš šalies ir šio dalyko paneigti negali niekas. Tačiau pripažinti nenori taip pat. Bet grįžkime prie pirminio klausimo. Kodėl? Esant tokiam nedarbui ir gaunant esą tokias galingas ES išmokas, Lietuva nestato jokių pramonės įmonių, kad bent jau galėtume apsirūpinti būtiniausiais dalykais, kuriuos dabar vežame iš užsienio, o tuo pačiu ir piliečiai būtų aprūpinti darbu. Matote, koks čia dalykas? Visos tos išmokos tai tik išmalda, kad mes nemaištautume, kol jie mūsų žlugdys pilnai. O tada galima bus ir išmokas nutraukti, juk mes jau nieko nepaveiksime, nes nebeturėsime iš ko gyventi, o skurčiai nekelia jokios grėsmės, jie tik prašo išmaldos. O dabar už tas išmokas mes nepasistatysime jokių gamyklų ar pramonės įmonių, nes niekam ES ar Lietuvoje to nereikia. Mes jau grimstame į skolas
Ir tokioje būsenoje nebegalime sau leisti kažką dar statytis, nes reikia dangstyti vis naujas finansinės skylės. Kitas dalykas, kad niekam Europos Sąjungoje jokioje srityje nereikalingi konkurentai. Todėl galime būti ramūs. Viskas, ko mes besiimtume, atsitrenktų į draudimų sieną. Bet kokia komercinė statyba, grėsinti S koncernams konkurencija, būtų negailestingai stabdoma arba būtų nutrauktas bet koks finansavimas. Tačiau, nežiūrinti tai, mūsų valdantieji planuoja statyti naują atominę elektrinę. Suprantama, įleidžiant į Lietuvą užsienio kapitalą, kuriam bus suteiktos visos garantijos. Ir kaip jūs manote, kieno sąskaita? Teisingai, supratote. Mūsų ir mūsų vaikų bei provaikaičių sąskaita. Mes pirksime tą energiją bet kurią mums primesta kaina, nes elementariai neturėsime kito pasirinkimo. Mūsų palikuonis apmokės procentus už mūsų šiandienos valdžiažmogui parduodamą dar negimusių Lietuvos piliečių ateitį. Mūsų valdantieji žirgių karaliai jau nebeturi Lietuvos visuomenės turto, išskyrus žemę, kurį galėtų parduoti. Viskas jau parduota ar išvogta. Todėl dabar parduoda mūsų ir mūsų vaikų ateitį. Jie manosi, turi tam teisę. O kaip manote jūs? Ar turi jie tam teisę? Ar mes suteikėme jiems teisę kenkti mūsų vaikų ir anūkų ateičiai? Bet visas jų iniciatyvas palaiko. Kas? Na taip, jau minėti mūsų didieji draugai, vyresnieji euro broliai, Tarptautinis valiutos fondas, Eurocentrinis bankas ir visi tie autoritetai, kuriems mūsų valdantieji žiūri į burną, stengdamisi atspėti ir įvykdyti kiekvieną anų žodį pirmiau ir uoliau, nei tie spės jį ištarti ir apibūdinti. Broliams naudinga turėti tokius tarnus, kad jie leidžia pavergti savo visuomenę, nes patiems trūksta smegenų suprasti, kad tuo ir jie patys nebus čia reikalingi. Pardavus šalį, buvę valdytojai bus pakeisti, kaip atlikę savo užduotį. Jie nėra protingi, jie tik liokajai tų, kurie mums siunčia tą euro išmaldą, kuri čia pat atgal ir sugrįžta, nes net didžiąją dalį statybinių medžiagų mes perkame užsienyje, reiškia tuo pačiu ir palaikome jų pramonę. Jei mes neturime kažkurios pramonės srities, reiškia mes palaikome tą pačią sritį kitose šalyse, kurios ją turi. Tad visos mūsų gaunamos išmokos čia pat nusėda kitose šalyse ir mūsų oligarchų kišenėse, dėl ko iš esmės ir yra visas šis purvas. Masinius dezinformacijos priemonių įvardymas kaip Europos Sąjungos išmokų gėris. Pinigai, pelnas, karjera, asmeniniai pasiekimai, malonumų siekimas. Tai viskas, kuo stengiamasi sudominti šių dienų jaunimą. Lyg gyvenime nebebūtų nieko kito, kas tikrai vertinga. O juk yra. Kur šiandien kalbam apie protą, garbę, sąžinę? Kur dingo pagarbos, meilės, šeimos išaukštinimas? Kur išgaravo pilietiškumas, žmogiškumas, pareiga tėvynė, visuomenė, patriotizmas? Kur visos šios vertybės, be kurių kadaise nebūtų susikūrusi jokia visuomenė? Jie stengiamasi ištrinti iš sąmonės, naikinant tradicijas. Tai labai didelė visuomeninė ir žmogiška vertė ir galia, turinčios savokos, griaunančios visas pseudo vertybės, dabar eskaluojamas masinėse dezinformacijos priemonėse. Jei mes grįšime prie jų, tai mums pelno, karjeros, jutiminių malonumų savokos taps mažai reikšmingos, arba bent jau pereis į paskutinės mūsų poreikio eiles, o tada ir valdyti mus taps labai sudėtinga. Štai to ir bijomasi. Bet realiai žiūrint, Europos Sąjungoje draugų neturime. Kapitalizmas tai tokia sistema, kur išoriškai draugų galima pavadinti tą, kurio privengiama ar bijoma dėl jo galios, o silpni tiesiog praryjami. Ten aktualu tik interesai, o draugystė tai sentimentai, sukeliantys problemų.